diena visiems. Pareigoja mane administruoti ir viską surašyti. Pasistengsiu perteikti esmę mūsų tokio energingo ir aktyvaus užsiėmimo, kaip čia pavadinti. Tai mūsų užsiėmimas buvo apie judėjimą. Kaip padaryti tas 45 minutės tokio judėjimo ir apskritai, kodėl tą reikia daryti. Tai pradėkime nuo to, kad pabandykime pažvelgti save kiekvienas, ne ką mes veikime visą dieną. Mes turbūt tikrai neburim lovą ir čia atėjom judėdami ir namuose paprastai irgi neturim kažkur išlipti, tiek mes judam, kažką darom. Tai galima sakyti, kad judesys apskritai yra natūralus, labai normalus dalykas. Ir vaikams jis ypač yra reikalingas ir mes turėtume suvokti, kad kadangi tai yra natūralu, mes neturime teisės uždrausti ar kažkaip tai labai disciplinuoti jų judesių ir judėjimo. O priešingai mes tai galime panaudoti mūsų naudai. Pradėkime nuo to, kad mes norime tos vaikus ugdyti, tai reiškia visapusiškai didinti jų gebėjimus, tai netgi yra nustatyta, kad žmogų plečiant jo komforto zoną arba duodant daugiau užduočių vienu metu, kurių galbūt jis nėra daręs anksčiau, pas jį susikuria nauji neuronų junginiai smegenyse. Tai mes bet kokią veiklą darydami, net kalbėdami apie chemiją, matematiką ar kitus sudėtingus dalykus, mes galime taip prijungti ir judesį. Kaip ir mes mūsų užsiėmimo metu darėm, tarkim, turėjom užduotį kažką pasakyti ar neperduoti žinutę, bet tuo pačiu metu perleidinėt kamuoliukus visiškai nesusijęs su ta užduotim. Tai reiškia, ne tada aš perleidžiu kamuoliuką, kai kažką turiu pasakyti, bet tiesiog atvyktų judėjimas. Ir kai žmogus gali atsipalaiduoti, kai jo kūnas yra patogioje pozicijoje, kai jam nebereikia jau kažkaip krūtėti, kad jis patoginti, tada jis gali atsipalaiduoti ir tada jau jis gali girdėti, ką mokytojas šneka ir įsisavinti tą informaciją, kurią mes norime, kad jis įsisavintų. Tai tam, kad sudaryti tą patogią aplinką, tai neturėtume prisirišti prie suolų ir galvoti, kad suolai ir kėdė yra ta vieta, kurioje mokinys išreiškia pagarbą mums ir kad jeigu jisai sėdi prie suolo ir savo kėdėje, tai reiškia, jis mus gerbia, o jeigu jis žvalgosi į šonus ir šmuliuoja, tai reiškia, jis mūsų negerbia, tai tikrai vaikai to nedaro sąmoningai ir jokių būdų čia nėra nieko asmeniško. Tiesiog mūsų ego kartais taip reaguoja, mes norime, kad visas dėmesys būtų mums. Tai mūsų užsiėmimo metu dar tokia frazė graži buvo pasakyta žaisminga netyla, ne, kad to netyloj irgi galima daug įdomių dalykų daryti, bet aišku ir neabejotinai sutinkam, jog tai yra iššūkis pedagogų ir ugdytojų. Nes visų pirma sugalvoti tos būdus kūrybiškus, kaip apjungti judesį su ta veikla, tai reikia kūrybiškumo, reikia fantazijos ir be abejo reikia priprasti prie to šurmuliuko bent jau pačioj pradžioje. Daras kažkokią tai užduotį, galbūt vaikai norės apie laiką ten apsiprasti, pasibandyti. Mes turėtume truputėlį apsiprasti, tol, kol jie įsijungia į tą veiksmą ir kol atsipalaiduoja. Apie ką dar kalbėjome, tai ir kad tas šurmulys, jeigu galim pamokai, pamatėm, kad kažkur gale tam šone kažkas reiškia, tai yra ženklas, kad jau reiktų daryti pertraukėlį ir įnešti kažkokio tai judesio. Ir man labai patiko, ir kas man labai aktualu, kai mes padiskutavom apie šachmatus, turbūt daugelis galbūt yra susidūrę su šio žaidimu ir žino, kad jis yra labai sėslus, ar ne, reikia sėdėti ir kartais galvoti, ne vieną ir ne 2 valandas. Ir aš iškėlus tą klausimą tikrai gavau labai kūrybingų ir įdomių įžvalgų, kaip tą galime panaudoti. Tai kiekvienas mokinys gali tapti figūrą ir žirgų, ir bokštų. Ir žodžiu, tai yra tik mūsų fantazijos reikalas. Na ir kelios tiesiog rezimuojant išvados, kurias mes surezumavome, tai kad judesys yra natūralus ir neturim to atimti iš vaiko, nes tai leidžia jam gerai jaustis, o kai jis gerai jaučiasi, tada jis gali mokytis ir atsiminti visą informaciją. Na ir mokytojai be abejo, siekiančiam būti tikrai to pažangių ugdytojų, tai yra iššūkis ir reikia mums patiems tobulėti ir mums patiems plėsti savo komforto zoną. Na ir kadangi mūsų grupė ten turbūt labiausiai šurmuliavo ir mes daugiausiai pajudėjome, o jūs turbūt tos progos neturėjote, tai paprašysiu visų dabar atsistoti, kaip tik po kavos ir sausainių pertraukas. Ir paklausti visų pirma, ar mokate šokti? Jeigu nemokate, labai gerai būtų, kaip tik ir išmoksime.
Kokį judesiuką reiktų, kad pradėtų šokti, kas nors parodykit? Gerai, kažkas rodo va ten Daiva, taip, aha, kokį dar, kokį nors su garsu gal? Aplot, ar ne? Tai plak, tai vienas ir toksai, ne? Repetuojame. Repetuojame. Tada plojame. Keturis kartus, ar ne? Dar kokį? Tai parepetuojame iš pat pradžių. Taip. Ir dar penktą kokią? Kojam keturis. Gerai, pradedam. Ir dar. Gerai, ačiū. Kokį stebuklingą skraidelę Gerai, dabar traukiame iš lovų. Jeigu baltą išsitrygti, baltą pačiuoju. Sveiki, aš būsiu Audronė iš Mokyklos leidyklos, Šantalės. Ir mes dalyvavome toje grupėje ir kalbėjome apie tai, ko reikėtų mokytis mokykloje, ar būtent siekti dalykinių žinių ir pasiekimo, ar, sakykime, kažkokių kitokių dalykų. Ir mūsų diskusija prasidėjo nuo klausimo apie tai, ko išmokyčiau savo vaiko, jeigu galėčiau išmokti tik vieno dalyko. Labai stengsiu, noriu labai pabrėžti, kad labai vargas mūsų kompanijos liko, nes net aš kažkaip įsivaizduoju, kad bus pagrindinė mokytojai, bet mūsų buvo ir profesinio mokymo atstovų, netgi buvo iš botanikos sodo atstovų, o mes čia netgi dar ir leidėjai esame mūsų literatūros, tai kad labai varga. Tai tą klausimą, ko išmokčiau vaiko, jeigu galėčiau išmokti tik vieno dalyko, tai buvo čia visą krūvą atsakymų susirašę, kad išmokyčiau mokytis, kalbėti ir nebijoti pasakyti, ką jaučia, atpažinti jausmus, stebėti, išmokti klausyti, mylėti, išmokčiau pagarbos, savęs pažinimo, kalbėjimo, buvimo su kitais žmonėmis, išmokčiau vaiką būti laimingu. Ir mes turbūt patys taip truputį nustebom, kad nei vienas nepasakėm, kad norim išmokti skaityti, rašyti, matematikos, gimtosios kalbos, pasaulio pažinimo. Ir tada iš diskusija rutuliojosi ta linkme, kad tai vis dėlto ko tai mokyklai reikėtų mokyti. Aišku, turbūt nebuvo nei vieno paneigusio, kad žinios, dalykinės žinios irgi yra svarbu. Tik tai atsirado toks klausimas, kiek tada tų žinių ir kiek turėtų atsverti tie dalykai, kuriuos surašėm pirmuoju klausimu ir dalykinės žinios. Turbūt atsakyti procentais yra labai sunku. Padiskutavom trumpai apie tai, kad pasaulio pažinimas galbūt kaip dalykas ne visiškai, sakyčiau, teisingai taip vadinasi. Nes vis dėlto priėmė išvados, kad pažinti pasaulį mes galime per visus dalykus. Mes pažįstame pasaulį kalbėdami, bendraudami, dainuodami, šokdami, jausdami. Ir turbūt tas toks pavadinimas iš labai seniai toks susilikęs, tai toks truputį uzurpatoriškas. Ir kartais galbūt klaidina net pačius vaikus, atrodytų, kad pasaulį reiktų pažinti tik pasaulio pažinimo pamokose. Ir kaip išlaikyti tą santykį, tai sakau, kažkokių procentų tikrai nenusprendėm. Ar tai 50, ar 50, ar 70, ar 20, ar 30. Vis dėlto mūsų nuomonė visose dalykuose turėtų būti išlaikytas vertybinis ugdymas, kompetencijų ugdymas ir tada jau eitų tas konkretusis dalykinis ugdymas. Ir taip pat, kas tas ribas turėtų nustatyti, kiek ko toje mokykloje turėtų būti, tai turbūt nenuostabu, kad mūsų pamąstymai yra tokie, kad tai turėtų būti dialogas mokytojo, kuris galbūt tikrai labai gerai išmano nuostatus, išmano bendrasis programas, jisai žino, ko tą vaiką reikėtų išmokyti, ko jisai turi išmokti. Ir tėvus, kurie galbūt vienu atveju vaikus pažįsta labai gerai, kitu atveju turbūt yra tokių tėvų, kur iš vis nepažįsta savo vaikų. Tai vis dėlto tas dialogas mokytojo, tėvų, jis būtų svarbus ir atsižvelgimas į vaikų individualumą. Nes vieni
vienų mąstymo struktūra yra vienokia, kitų kitokia. Tai tiek mes nusprendėm ir tokios buvo mūsų išvados. Baltas išsipildys, geltonas būtelė, alkoholiai, rudas dar biškį palaukti. Anoras galvoti. Čia vienus reikia skatinti po to, o kitus prieš tai. Čia individualizuotas ugdymas. Jau galima. Prisipažinau kolegai, kad turiu scenos baimę ir iš tiesų dabar galvoju, kad aš ją įgijau. Aš įgijau 10 klasėje, kai galvoju, kad iš manęs labai įsityčiojo. Po to labai sunku. Tai prisipažinau, dar geriau. Iš tiesų dirbu su vaikais ir tos scenos baimės nejaučiu su vaikais. Atstovauju teismuose, ten irgi kapoju visiems galvas ir vaikų teisėms buvo, kad kapojau, o iš tiesų esu kvailys. Tai va, noriu pristatyti mūsų grupę. Mes sprendėme klausimą, ar mokyklos centre yra vaikas ir jo darnus kaip asmenybės augimas. Ir aišku, iš karto nusprendėme, kad tikrai pagal švietimo ir mokslo ministerijos koncepciją tai tikrai taip nėra, nes centre nėra netgi žmogus šitoje valstybėje, jeigu žiūrime į visą politiką, tai tada ir vaikas nėra. Ir kaip pavyzdys buvo dienynai, pervargusios mokytojos, neturinčios laiko nei kolegiai, nei savo. Vienas teiginys yra sukrečiantis, kad mergaitė pasakė, šiandien manęs niekas nepastebėjo per visą dieną pamokose, užsiėmimuose. Ir aš kadangi dirbau muzikos neformalias pamokas vedu ir tiesiog pašokau tada iš vietos ir sakau, kad kai aš 40 vaikų sugebu per 40 minučių pastebėti kiekvieną. Ir tada supratau, kodėl jie ten ateina. Nes kai juos pastebi, ten tą garsą išgauni, bet iš tiesų jie ieško dėmesio. Ir mes tokias labiau tezes susirašėm, kad pasiūlymai, kad vaikas būtų centre. Tai nenukrauti bereikalingą medžiagą ir bereikalingom pamokom ir bereikalingo sudėtingumo programomis, nes tada centre nebe vaikas yra. Išklausyti juos. Tai reikia vis tiek sugebėti surasti laiko. Tai viena mokytoja labai įdomų pavyzdį pasakė, kaip jinai sužinojo, kad muzikos mokytoja terorizuoja vaikus su referatais, užrakino ją ir neišleido jos tol, kol ten ją išauklėjo, kad tu nustok terorizuoti jos su referatais, neigiamais pažymiais. Ir ta mokytoja gaila taip išėjo, pasakė, kad jos tėvas ir senelis yra sakė, kad mokytojas yra diagnozė, bet ta prasme, kad tu turi pasiryžti keltis ir pulti, galvodamas apie vaiką, tokia tai yra diagnozė. Ir jeigu tik tai tu to nejauti, tai turi išeiti iš mokyklos. Ir dėja pasakė ta mokytoja, kad mokyklose patys turbūt esam tą patyrę ir labai daug negerų žmonių, kurie ten dirba ir kurie net dėl vaikų atėję. Dažniausiai tai yra mūsų administracija. Toliau apie mokymo programas. Na, kurie tenais, jūs rašykite taip, aš iš vieno darbo buvau atleista, nes parašė direktorė per daug myli vaikus. Tarnybiniam savo parašymai per daug myli vaikus, tai čia buvo kaltinimas toks. Motyvacija dar labai svarbu, paminėjo vienas grupės narys. Ir ją žlugdo standartinės programos, tam tokios. Čia taip turi būti, čia taip, tai aišku, mes čia patys turėjom Suzukio tą metodiką, tai geriausias pavyzdys šitai. Ir dar minėta grupėje buvo, kad reikia padėti atskleisti vaiką. Kažkiek užkabinome profesiją, bet ten vienareikšmiškai gal negalima pasakyti, nes pavyzdžiui, aš pateikiau pavyzdį, kad Amerikoje, pagal Amerikos mokslo sistemą, niekas nereikia. Ten yra tokia sistema, kad tenais liepia rinktis, bet šiaip tai niekas nereikalauja, kad žmogus ten jau išeitų visiškai susiformavęs ir viską žinantis, jisai gali savęs ieškoti po bakalauro baigimo. Ir tam yra labai lanksti mokymosi sistema, kad tu su bakalauru gali pereiti į kitą visiškai specialybę ir tai yra laikomas tavo pliusas, kad tu turi absoliučiai kitą bakalaurą. Tarkime, biotechnologijas baigiai ir eini į teisę. Tai yra pliusas pas mus pateikiama, kad minusas atseit blaškas, nemotyvuotas. Tai ir viskas būtų.
Mūsų antra grupė, tai mūsų moderatorė Indrė Palikšienė, taip. Ir mūsų tema norint mokyti kitaip, reikia keistis pačiam. Tai man atrodo, mūsų buvo mažiausiai, nes keistis pačiam sunkiau, ar ne, negu visą kitą daryti. 9 buvome ir labai teisingai pasielgėme, kad įleidome vyrai savo darbą. Todėl, kad moteris kalbam 10 sakinių, o vyras pasako vieną ir viskas aišku. Pirmiausia, mes išsiaiškinom, su kokiom problemom susiduriam šitame procese ir iš mūsiškių buvo pasakyta, kad pats aš nesu kūrybingas, tai man labai sunku atsipalaiduoti ir mokyti kitus. Buvo tokių minčių, kad aš dirbau, auklėjau savo vaikus, o dabar jau jie užaugo, ištrūko iš mano įtakos ir ką man daryti. Buvo tokių dar idėjų, kad mes, tėvai arba pedagogai, nebegirdime, ką sako mūsų vaikai. Nebesusitvarko ir mokytojų mokymo procese, nes vaikai technologiškai dažnai pralenkia mokytojus. Labai man asmeniškai patiko mūsų grupelėje ta mintis, kad mūsų vaikai skambėjo taip, kad nesuprasi, ar tai mūsų biologiniai vaikai, ar tai mūsų kaip mokiniai. Taip, tai vat labai tokia jau čia į temą taip šitos konferencijos, kad neskirstykime. Ir moderatorė mūsų klausia, tai reikia keisti tas nuostatas. Kaip tai padaryti? Keisti, žinom, kad galima, bet kaip? Juk nelengva tradicinėse sistemose, ypač dabartiniai švietimo sistemoje, kažką keisti. Na, tai mes nusprendėm, kad pirmiausiai reikėtų kelti mūsų pačių, mums patiems pasistengti mūsų emocinį raštingumą, vystyti. Jeigu suprantam, kas tai yra, bet jau turbūt suprantame, čia visi, kurie susirinkę. Antras dalykas, kas yra labai svarbu ir tai yra labai plati tema, mūsų pačių saviugda ir savęs pažinimas. Tai irgi visą gyvenimą vyksta ir mes niekaip negalėsime tų vaikų pamokyti, paauklėti, jeigu mes nepažinosime gerai savęs, ar iš tiesų mes esame kūrybingi, ar iš tiesų mes ką galime ir ko negalime. Ir čia būtų šalia šito ir aplinkos pažinimas. Na tai kas, jeigu tu gerai save įvertinsi, tu esi raštingas, bet tavo aplinkoje žmonės tokie, tu turbūt negalėsi atsiskleisti ir negalėsi padėti vaikam atsiskleisti. Tai kai tu įvertini save, įvertini aplinką, tada gali toliau siekti, tu gali planuoti. Tu gali pasižiūrėti, ką sukaupė anksčiau, tavo kokia patirtis ligšiolinė ir ką tu ateityje planuoji daryti su to savo emociniu raštingumu, su to savo kūrybiškumu, taip, ir su sukauptų problemų sprendimu. Ir dar labai svarbu lanksčiai elgtis situacijose. Mes plačiau tą kūrybiškumą supratom, ar ne, tos keitimasi, tai kad visose situacijose, kokios bebūtų mokyklose, ar namuose, ar kažkur kitur, reikia išmokti lanksčiai elgtis ir žiūrėti dabar, kaip yra. Labai kitas dalykas yra svarbus pasikliauti intuiciją, taip pat, man atrodo, mūsų grupelė buvo kalbėta apie tai, nes ta intuicija dažnai jinai būna teisinga, jeigu mes ją pasikliauname. Na štai, o jeigu mums trūksta įkvėpimo, to kūrybiškumo, kaip keistis, juk jeigu įvertinam save, kad mes negalim, tai mes turim suvokti, kad mums kažko trūksta. Tada mes galim kreiptis į specialistus, kreiptis į psichologus, galime į lektorius, taip, eiti į paskaitas, į konferencijas, žinoma, skaityti knygas. Ir, ko gero, nežinau, ar tokia būtų mūsų visų narių bendra išvada, bet kaip bekalbėtumėm, bet vis tiek, man atrodo, mums visiems svarbiausia yra, kad spinduliuoti meilę ir viską nedaryti agresyviai ir nedaryti revoliuciniais metodais, o daryti, va, taip kaip šiandien visi daro. Ačiū. Balsas kažkokiais norą pergalvot reikia, o laikas noras išsižiūrėti. Bet negalima žiūrėti. Norą pergalvot reikia. Sveiki visi. Mūsų grupė buvo pirmoji, bet dabar gavosi paskutinė, tai mes ir būsim trumpiausia. Čia pasigyrė, kad čia dabar prieš tai esančią grupėje buvo vienas vyras, tai pas mus buvo net 2, tai va mes labai laimingi buvom. Ir mūsų grupės pavadinimas, diskusijos pavadinimas buvo toks, apie kokius mokymosi būdus svajoja mūsų vaikai. Tai mūsų grupėje pradėjo nuo truputį platesnio klausimo. Mes aplamai klausėm savęs apie vaikų svajones, apie mokinių svajones, ar tos svajonės sutampa su mokytojų, su mūsų svajonėmis ir aplamai apie kokią mokyklą svajoja mūsų mokiniai. Ar aplamai svajoja apie mokyklą, ar atsikelia, guli lovo ir galvoju, ar aš noriu šiandienyje eiti ar ne. Ir aišku, čia kiekvienas dalinamės savo patirtimi ir išsiskyrė įvairūs pastebėjimai, nes vieni dirba
su sunkesniais vaikais, kiti su gabesniais, visi daliname savo patirtis. Tai visų pirma, taip, vaikai svajoja ir jie svajoja tikrai truputį apie kitokias mokyklas. Tose mokyklose tikrai turbūt nėra tų mokytojų, kurie nuolat juos nesupranta, vadina nevykėliais. Ir nuo tokių mokytojų būtent vaikai labai iš karto statosi savo sienas. Ir viena mūsų labai pasakoja, kad dažnai įžeisti vaikai, jie tada nutraukia bet kokį santykį su pedagogu, ir jiems labai sunku perlipti per tą savo žaizdas. O dabar konkrečiai apie tuos būdus. Taigi, apie kokias pamokas vaikai svajoja. Tai aišku, visos pamokos, kur naudojami aktyvaus mokymosi metodai, yra patys populiariausi. Tai dabar taip, vaikams svarbiausia labai klausymasis ir taip pat būti išgirstiems. Tai mes nusprendėme, kad ne tik mokytojui svarbu būti išgirstam, bet taip pat ir vaikas to trokšta, o mes galvojam, kad gali jisai vaikas, tai mes 50% maždaug paklausysime, ką jis kalba, o po to 50% pašnekėsime labiau už jį, nes mes suprantame, ką jis turi labiau norėti ir svajoti. Tai va, mes dažnai vaiką kažkaip taip menkiau arba kitaip vertiname, gal nepakankamai jį įvertiname. Toliau labai svarbus yra santykis tarp pedagogo ir vaiko, nes dažniausiai vaikas labai viską priima emociškai, jeigu jis nepriima mokytojo, tada jam neįdomus ir tas dalykas. Dar konkrečiai apie pačias pamokas. Vaikui labai svarbu, kad pamoka vyktų integruojant kuo daugiau pojūčių. Tai mokytoja irgi dalinosi, kaip gražiai veda savo biologijos pamokas, kviečiam paramedikus, medicinos darbuotojus ir vaikai labai laimingi, patenkinti. Toliau kūrybiškumas. Kūrybiškumas per įvairias išeinamąsias pamokas, netradicinės erdves. Toliau darbas grupelėse arba porose. Labai vaikai laukia svečių, įvairių kalbėtojų. Jie labai noriai dalyvauja patyriminėse priemonėse, kur patys gali realiai kažką išbandyti. Taip pat viena darbuotoja dalinosi per savo pačios prisiminimus. Taigi mes nusprendėme, kad irgi mūsų pačių vaikystės, gal ir turbūt tarybiniai prisiminimai, bet vis tiek jų būta gerų. Vienas žmogus dalinosi, kaip ją pačią sužavėjo kaip mokytoja, pati mokiniam organizuodavo vos ne tokią kaip kūšių vakaronę, bet daugiau per pagonišką etnografinę prizmę, taip pat išleistuvių progą pati savo rankų darbo valgius neždavosi į mokyklą ir tai tikrai, žodžiu, tokia šiluma padvelgia, kaip mūsų prisiminimai labai tampa gražus. Taigi tos klasės tradicijos yra labai svarbios. Sportas. Viena mokytoja irgi dalinosi, kad jos vienas mėgiamiausių prisiminimų yra susijusi su žiema, nes jis laukdavo kaip per fizinę pamoką užsidės slides ir tai yra nuostabu, bet dėja turbūt mes ne visi galime gyventinti tokias savo svajones ir pasiūlyti savo vaikams. Daug kas priklauso nuo administracijos ir nuleidžiama iš viršaus. Taigi keisti tas visas metodų įvairovės. Taip pat labai buvo geras tas pastebėjimas, kad ne vien, kad vaikai įsitrauktų ir aktyviai dirbtų grupėse, bet yra labai svarbu savarankiška veikla, ką vaikas mokinys daro pats. Ir vienas su savimi, žodžiu, gal vaikai tikrai mažiau liūdės ir, kaip sakoma, aimanuos, kad jie nieko nenori gyventi, nenori mokyklą, kai jie tikrai bus patys, jiems bus pasiūlyta prasminga veikla, tarkim, patiems kažką tyrinėti, nes dabar irgi ugdymo gairėse yra apibrėžiama, kad mokytojas yra daugiau kaip patarėjas, vedlys. Taigi ta savarankiška veikla, kad vaikas pats tyrinėtų pasaulį. Ir pabaigai reikia klausti vaiko visą laiką, kokios tavo svajonės, apie ką tu svajoji. Dar buvo toks pastebėjimas, kad tarkim vaikas kitas sako, aš nežinau, ko aš noriu, aš nežinau, apie ką aš svajoju. Tai viena irgi mokytoja pasiūlė, kad tiesiog tada per dailę, per menės priemonės vaikai, kai ima piešti, jiems tada lengviau apibūdinti, apie ką jie nori pasakyti. Ir užbaigiant, aišku, grupėje buvo paminėti tokie akcentai liūdnesni, va čia mūsų mintis labai persipinė su trečios grupės mintimis, kad tarkim projektai yra gražu, netradicinės pamokos manodos yra gražu, bet gaunasi baisus konfliktas, įtampa su tais visais aukštais egzamininiais reikalavimais ir tikrai, va, pavyzdžiui, gabus vaikai, kad ir man asmeniškai, pavyzdžiui, yra pasakę,
mes nenorim jokių žaidimėlių, mes norim mokytis, mokytoją nebežaidžiam, arba jūs mums duokite veiklos, žodžiu, patys vaikai jaučia įtampą, jaučia tą didelę konkurenciją visuomenėje ir iš tikrųjų nėra taip labai paprasta visą laiką atsipalaiduoti ir galbūt kitaip organizuoti tuos projektus. Užtat projektai, nenorėčiau, aišku, buvo labai gražus rytinis pasidalinimas, bet dažniau tie projektai kartais tampa tik tai gražia išimtimi, o ką mes kasdien. O kasdien vaikai vis tiek sako, sunku, žodžiu, mes mažai miegam. Čia aš apie vyresniuosius 11-12 klasę, žodžiu, jie jau visai kitaip žiūri į tuos visus metodus ir jie jau patys žino, kad jų laukia tas sunkus darbas. Ir pabaigai palaikyti visas mokinių svajonės, absoliučiai visas, netgi dėl kurių mums, pavyzdžiui, gali būti liūdna, nes vienas vaikas irgi yra pasakęs mokytojai, aš svajoju po 20 metų, kad mokyklos nebus, aš ateisiu į mokyklą vieną kartą į mėnesį, bus viskas kompiuterizuota, mokysiuos namie, pieštuko nebus, asmenio nebus, vadovėlio nebus, žodžiu, bus tik tai kompiuteris ir aš, ir aišku, ta virtuali erdvė. Tai nežinau, pavyzdžiui, man toks pasakymas gal ir dar senamadiška, bet tikrai kelia liūdesį. Tai va, ir mes iki galo taip ir neaptarėm, ką daryti, kai svajonės mokytojo, tarkim, ir vaiko ne visą laiką sutampa. Tai tiek. Ačiū. Valstybinis reikia noro pergalvoti rūtas išsipildys vėliau. Jau turit? Taip, gerai, prašom. Tai prašom, ačiū labai visiems pasisakiusiems ir tuomet dabar kviečiame 2 mokytojus, Liną ir Vygantą, mus pradžiuginti. Nepavargote truputėlį sėdėti? Nepavargote. Neužmigti. Sveiki dar kartą. Norim pristatyti savo temą, tai yra mokykla, vaikų svajonės ir galimybės. Tai labai siejasi su tuo, kad mes diskutavom savo grupėje ir stengsimės, kad iš tikrųjų savo pristatymą neužmušti svajonių, ar ne, o įkvėpti jūs visus irgi svajoti ir svajoti bent jau tiek, kiek svajoja vaikai. Bent tiek. Tai šį pristatymą parašė mokytoja Lina iš Švento Mato gimnazijos ir aš mokytojas Vygantas šiuo metu esu tiesiog renkuosi mokyti projekto mokytojas. Taigi, kalbant apie vaikų, mūsų mokinių svajones, pirmiausia pasižiūrėkime, kaip dokumentuose yra apibrėžiama mokykla. Tai juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba ir neformalusis švietimas. Na, o apie ką svajoja vaikai? Ar iš tikrųjų šis mokyklos apibrėžimas ir yra vaikų svajonė? Mes atlikome tyrimą Panemunės pradinėje ir Švento Mato gimnazijoje. Ir tyrime dalyvavo 354 mokiniai, čia nuo 1 iki 10 klasės. Vaikams buvo užduotis nupiešti savo svajonių mokyklas. Piešimo stilių priemonės galėjo pasirinkti patys, jiems buvo pateikta įvairių spalvotų pieštukų, flomasterių, galėjo naudoti savo priemonės. Piešti galėjo 45 minutes, na, o kitoje lapo pusėje turėjo atsakyti 2 klausimus. Kas yra mokykla ir ko jiems mokykloje trūksta, kad mokykla būtų panaši į svajonių mokyklą. Tai iš tikrųjų buvo smagu žiūrėti į tuos darbus ir pamatyti, apie ką iš tikrųjų svajoja vaikai ir ką jie rašo, svajodami apie tuos darbus. Tai pradedant nuo mažiausio, tai patys įspūdingiausi darbai, kai pamatai tą mokyklą, kai jie ateina su tam tikrom svajonėm, kad mokykla tai yra pilis, kažkoks tankas judantis, kažkoks objektas, kuriame galima ieškoti savo erdvių kambarių, kažkoks
grybas, ar ne, kuriame jie galėtų keliauti per aukštus su liftu, važinėti, jiem tai ypač aktualu ir ryšku pradinėse klasėse, kai jie naudoja labai daug spalvų ir daug detalių ir daug įvairių formų, tai yra netradicinių formų, netradicinių erdvių naudoja. Čia irgi pirmokų darbai, kai rodo konkrečios erdvės, ko norėtų toj mokyklai. Daug yra, kaip matot, baseinų, visokių kalnelių, linksmų erdvių. Antrokai irgi pasižymi tą, kad erdvė, pilis turi būti kažkokia ta vieta, kur jiem linksma leisti laiką, ten jie gerai jaustųsi ir ten galėtų mokytis. Taip, ką jie labai pažymė, kad kur yra kambarys, aišku, buvo vaikų, kurie pažymėdavo, kur yra direktoriaus, kad vieta yra, čia yra mūsų kabinetas, tie svarbiausi dalykai, kas turėtų būti mokykloje. Labai nori daugiau aukštės mokyklos su daug balionų, daug spalvų, tą labai pradinių klasių moksleiviai atspindi, kad yra kažkur, bet ten nuobodi mokykla kita, tokia, kvadratinį pastatą pažymė. Kas yra labai svarbu, šalia mokyklos labai daug vaikų žymėjo, kad būtų labai daug pramogų šalia mokyklos, nes tai yra svarbu. Boulingas, ledai, visokios cukrainės, visokie McDonald'ai, tai yra labai svarbu, jie tą žymėjo, paišė kaip vieną iš esminių dalykų. Trečiokai. Nieko nesiskiria, tik atsiranda tokios, kad tai yra dangaus mokykla, aukštai ir nekyla ir balkonus bendrauja. Kompiuterių klasė, matot, ant stogo turi būti būtinai. Ir tai vadinasi Kauno dailiojo čiuožimo pradinė mokykla. Turi būti tokia ir jinai va būtent tokios formos iš nieko įvairaus. Mokykla Mėnulyje, tai yra, kad tai yra svajonė, kad jie ten galėtų iš žemės, kažkoks liftas yra, jie ten keliauja, ten mokosi. Kalnų mokykla, kalnuose įrengta, kažkur jie ten medžiuose galėtų kapstytis, žiūrėtis erdvės išdėliotas. Zoo mokykla, tai yra, kad būtų mokykloje gyvūnų, kuriais galėtų rūpintis, prižiūrėti, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Lenta šokti į baseiną, ne? Čia ant stogo, kad nuo stogo galėtų šoktelti tą baseiną, atsipalaiduoti, jiem to reikia, tokio išsikrovimo, kažkokias erdvės. Taip, maisto salė, ne, išėjimas, hotel, spa, tai yra svajonės, jie to gyvena, tai yra ateina iš to, ką jie turi, ne? Baseinas, čipsai, tai yra jų galvose, ne? Tai nereiškia, mes dabar eisim pildyti svajonę, bet mes turime matyti, apie ką vaikai svajoja, kas jiem yra svarbu. Štai, planetariumas, ar ne, kad viršų stebėti žvaigždės. Filmų žiūrėti. Čia jau atsiranda tam tikri išdėliojimai, kad langai, kokia turi būti forma, kad langai turi būti spalvoti, užlaidėlės įvairių formų, kad kiekvienoje klasėje skirtusi, kad kiekviena erdvė būtų vis kitokia. Valgykla Grybė, ar ne? Musmiriai. Čia yra ypatinga mokykla, saldainių teritorija, kur su VIP kortelėm įeitų žmonės ir būtų cukraus pasiimti, balto, rudo, saldainiukų, šokolado skyrius, kur galėtų jie įeiti, bet tik su kortelėm vaikščioti ir išeitų. Ten mažytė erdvė, kur yra, ten klasė, mažytė kalbė, ten ta vieta būtų jų mokykla. Taip, tai yra svajonės, kad maistą galėtų lauke valgyti. Lauko valgykla, kaip geras noras, kad jie lauke galėtų valgyti. Atrodo toks paprastas noras, bet jie apie tai svajoja, kad sporto salė atskirai būtų, kad jie galėtų ten išeiti irgi atskirai pastatą nebūtų mažinti. Kaip daugia aukštas pastatas, kad erdvės į viršų kiltų. Tai penktokai jau atsiranda vyresnėse klasėse jau paišo daugiau struktūriškai, schemomis, tam tikrom vietom, kur jau aiškiai kokios erdvės, nebe pastatas, nebe pasakų kažkokie dalykai, bet aiškios svarbiausios erdvės. Televizorius įeinant, kuris fiksuotų šypsenas, visur skambėtų muzika, kolonėlės, ar ne, baseinas, poilsio vietos, kad tai yra labai svarbu ir būtų mokykloje. Kas yra labai svarbu, kodėl įdėjau šitą piešinį, tai yra, kad vaikai ir nemažai tokių buvo, kurie atspindėjo būtent savo mokyklą. Jie piešia svajonių mokyklą, tai yra jų mokykla, kad buvo nuostabu, kad buvo ir pradiniai mokyklai, ir Švento Mato gimnazijoje, kad mokiniai piešia savo mokyklą. Tai jam yra, tai buvo ir smagu, kad vaikui jo mokykla yra ta svajonių mokykla. Ir tik pripiešdavo, ko jam trūksta toj mokyklai. Taip, kad ir jau kuo aukštesnės klasės galime pastebėti, atsiranda struktūros, atsiranda schemos, atsiranda jau stačiakampės formos pastatai, nebėra jau pilių, nebėra jau tam tikrų formų, kurių įsivaizduojam, o jau yra schemos, kas yra svarbu. Svarbiausia kabinetai, svarbiausias erdvės. Ir ką galime išskirti, kad labai dažnai baseinas atsiranda ir
poilsio vietos, kur galėtų vaikai truputį atsipalaiduoti. Iš karto matote, įeinant yra ledai, keksiukai sudėti, įeinant į mokyklą, kad tai yra labai smagu. Taip, tai yra aktualu matyti, kad tai geras tualetas, kad tai mokykloje irgi turėtų būti. Taip, vėl išskiria vaikai svarbiausias erdvės mokyklos. Jau vyresnėse klasėse matosi, kad tiesiog užaugta erdvės. Tai yra susiję ir su dalyku, ir su mokytojų susiję tos erdvės, kurios jam yra labai svarbios mokykloje. Ir jau piešiama schematiškai. Kaip galėtų būti suolai išdėstyti, kaip jiem būtų patogiau, kad būtų tos erdvės. Štai šitokios, ar ne? Taip, išdėlioja. Prašau, čia matot mane nupieštas. Taip, piešiniuose taip atspindi, kaip pastebėjot, kad kuo vyresni vaikai, jie piešia mažiau žmonių. Pas mažesnius pirmokus, ketvirtokus jie piešia dar daugiau žmonių, o kuo toliau, tų žmonių nebelieka piešiniuose. Jie tik piešia erdves, nes tai yra svajonių mokykla, jie įsivaizduoja kaip pastatą. Ir tą jie žiūri kaip pastatą, kuriame yra tam tikros reikalingos erdvės. Svarbiausia vėl atsiranda, kad liftai, kaip jie važiuos į tas erdves, kad galėtų pakilti, kad kažkur atskiras erdves, kad jiem būtų skirtos zonos, kuriem galėtų ir sėtis, kur mokytis, o kur valgyti. Nes valgyklos labai irgi ypatingai vietai skiria valgyklą ir poilsio kambarį beveik kiekvienam yra, kad tai yra labai svarbios vietos. Taip, čia irgi, ko reikia jų mokykloje, sukūrinė vonia, pirtis, spa, ne, tie svarbus elementai. Taip, toliau eina labai, sakau, vyresnėse, kai galima pastebėti, kad yra piešiniai jau susijęs su konkrečia erdvė, kad tai būtų minkštasuolė, kuriem galėtų jie patogiai įsitaisyti ir mokytis, jiem būtų priimtinesnė, artimesnė namų aplinkai. Ta prasme, ir kuo daugiau spalvų, jiem to yra priimtinesnė šita aplinka. Taip, atsiranda Vero kafe, nes tai yra jų kultūros dalis ir žinant tą dalyką, jie įdeda akcentus, kad tai yra neatsiejama. Tai vienas iš tų darbų, kur atsiranda vienaragis, ar ne, tai yra, kas būdinga labiau 1-3 klasių, tai yra smagu, kad dar vyresnėse klasėse jie išdrįsta ir svajoja apie tai, kad būtų tokių spalvingų pasakiškų dalykų. Taip, įdomus, ar ne, žaidimų, kad kambariai būtų, štai, McDonald's žadėtas, ar ne, kad jis turi būti kaip atributas, svajoja, ar ne, ir čia tas piešinys pastebėti, kad Mato gimnazija, Švento Mato gimnazija, tai vaikas įsivaizdavo, kad forma pastato turėtų būti M raidės ir va būtent tokia, kad atspindėtų ir pačią mokyklą, tai labai sieja, kad tai yra labai svarbu. Čia arčiau kaimo mokyklos, ar ne, ir toliau matom, kaip vyresni jau iš tikrųjų atspindi tą vidinę erdvę. Taip, o toliau kalbant, jau 10-okai imant, tai jie jau galvoja apie, tarkim, savo pomėgius, tarkim, įsivaizduokim automokykla. Tai jau galima galvoti, vaikas iš tikrųjų galbūt galėtų jau pasirinkti profesinę mokyklą, nes yra profesinių mokyklų, kur iš tikrųjų būtų jam ten to ir mokoma, galbūt jis nežino, arba, čia tas svajonės, kai gali išrinkti, kad vaikas galbūt nežino, kad gali pasirinkti jau kažkokį kitą kelią, 10-oje klasėje, ar kažkur eiti, kažką daryti. Ir vyresni vaikai vėl atspindi, kad turi muziką, erdvės specialios išdėstytos, vėl yra poilsio kambarys, įvairios zonos, kurios yra pačios svarbiausios. Ant jūros kranto mokykla, kad būtų ramybė, kad įkvėpimas būtų vaikas to nori. Taigi, ir pradžioje mes apibrėžėm, kaip įstatymas apibrėžė tą mokyklą ir kaip mes visi įsivaizduojam. Tai yra įstaiga, kuri teikia tą neformalų ir formalų mokymą, arba neformalų. Tai, o vaikai apibrėžia, čia imant visą bendrą visumą, tai 33% vaikų apibrėžia, kad jiem tai yra mokslas, tai yra pamokos, tai yra namų darbai ir vieta, kur reikia mokytis. Visų imant bendrai, nuo visų piešusių piešinius vaikų atsakymai. 20% yra draugai ir klasiokai. Tas ryšys, socialinis ryšys yra labai svarbus mokyklai. Ir mes, kaip mokytojai, turime žinoti, kuo didesnis yra socialinis ryšys, ne tik su draugais, klasiokais, bet ir su mokytojais, tuo vaikas bus laimingesnis mokyklai. Ir tą ryšį palaikant ir padėti tam vaikui, kuris yra vienišas, neturi to didesnio tinklo, sukurti tą tinklą, padėti jam, mes jį padarysim laimingesniu pačioj mokykloje. 13% apibrėžia iš tikrųjų, kaip ir įstatymas numato, kad tai yra ugdymo įstaiga, kuri teikia tam tikras paslaugas,
bet tą apibrėžia iš tikrųjų dauguma vyresnių klasių mokiniai, o būtent džiaugsmas, kad tai yra gera, kad linksma, smagu, įdomu, gražu, nuostabu. Būdvardžių buvo daug, 13 skirtingų būdvardžių, kaip apibūdino, tokius būdvardžius naudoja pirmokai, antrokai ir trečiokai. Paskutinio vyresnės klasės pirmokai ir tie pradinukai apibrėžia tais gražiais, o paskui perėmė vyresnės. Vat tuoj bus sekantis skaidrė, pasižiūrėsim tą dalyką, bet jūs galvote apie tą liūdną, sunku, nenori eiti. Aš nustebau, žinokit, visuose srautuose buvo žmogus, tik tais galbūt pradinėse klasėse buvo tingiu mokytis, nenoriu eiti, man nepatinka, o jau vyresnėse siaubas, kalėjimas, kitokie žodžiai, bet iš esmės kiekvienam sraute buvo vaikų, kurie pareiškė tam tikrą nusistatymą, kad nenori, tarkim, eiti į mokyklą, bet iš kitos pusės tai rodo, kad reikia įvairesnių mokyklų. Ir galbūt tas vaikas yra aktyvesnis, jis neranda savo vietos, mokytojai sunkiau jį priima, dėl to jis neranda tos motyvacijos. Tai čia irgi reikia ieškoti būdų, kaip tam vaikui padėti. Ir va čia sakau, kur dingsta geriausios emocijos. Kai šnekama apibrėžėm mokyklą, buvo nuostabu, kaip pirmokai, antrokai, trečiokai naudojo šalia kažkokio apibrėžimo džiaugsminga, gera, nuostabu, tokius žodžius. Kuo vėliau tie žodžiai buvo, neliko, žodžio liko pastatas, mokslo įstaiga, vieta, kur mes mokomės tiesiog. Tai šitas tiesiog dingsta vien dėl to, galbūt mes mokom vaikus būti konkretesniais. Atsakyti konkrečiai, netuščiažodžiauti, man atrodo, tas kūrybiškas papildomas žodis, emocija, jam atrodo tas toks bereikšmis dalykas ir jie stengiasi atsakyti faktiškai į klausimą. Taip, ką pastebėjome, kad, kaip minėjau, kad vyresni sieja su pastatu, o jaunesni vaikai sieja tą labiau su emocijom pačią mokyklą. Ir mokytojų, dėja su mokytojų, kaip apibrėžiama mokykla, mokiniai sieja tik apskritai 1% sieja apskritai mokyklą su mokytoju, kad paminė, kad yra mokytas arba kažkas, užuomina yra. Tai neturi būti, aš sakau, bet vaikai ir dauguma vaikų tą daro pradinėse klasėse. Iš to 1% yra pradinėse klasėse, kurie pažymi, kad būtent jiems mokykla asocijuojasi su mokytoju. Ir galbūt tai yra dėl to, kad jie ten turi tą vieną mokytoją, kuris yra šviečia kasdien, dirba su jais, o vyresnėse klasėse jie turi labai daug mokytojų ir tas yra išsitrina tas tokio mokytojo vaizdas. Ir kas yra labai svarbu, kad su būreliais sieja jaunesni, tai yra pradinių klasių, kad jiem mokykla tai yra kažkoks būrelis, kažkoks noras būti kažkokiam būreliai, siejasi. O jau vyresni mokiniai mokyklą apibrėžia daugiau kaip bendruomenė. Tai yra sieja tam tikrus dalykus. Kogi trūksta vaikam mokykloje? Tai pats didžiausias pagal visą apklausas yra baseino, vandens parko, kažkokio tokio techninio, kur galėtų maudytis, arba linksmai leisti laiką. Pradinėse klasėse konkrečiai buvo baseinas, vėliau ėjo pramogų parkas, kažkoks vandens parkas, jau plačiau apibrėžta, kad būtų kažkokia vieta. Trūko linksmybių, žaidimų, pramogų. Pradinėse klasėse tai apibrėžė, pavyzdžiui, pirmoji, antroji klasė apibrėžė trūksta supynių. Mes norim pasisupti ir karusėlių kažkokių, kad jie dar iš darželio, kad pirma, antra klasė dar prisimena matyti darželį, jiems dar to reikia, jiems tas poreikis yra. O jau vyresni įvairių kitų pramogų. Bowlingas, kaip matėte, įvairius kitos pramogos, kurios būtų šalia mokyklos. Kas buvo nuostabu, kad ir iš tikrųjų verta atkreipti dėmesį, kad nemažai vaikų nori tylos, drausmės ir tvarkos. Tai yra, kad jie to norėtų daugiau ir nemažas procentas yra jaunesni, pažymėdavo, kad jiem trūksta, kad nesimuštų mano draugas, kad manęs nepravardžiuotų, kad su manim draugautų, o tokiais žodžiais, o jau vyresni tiesiog sakydavo, kad būtų drausmė, kad tyla, labai būtų noriu tylos zonos mokykloje kažkokios, kad galėčiau kažkur praleisti laiką. Gero ir supratingo mokytojo. 8% yra nemažai, kurie paminėjo, kad trūksta jiem, bet dauguma tas trūkumas, kaip vėliau pastebėsim, atsiranda vyresnėse klasėse. Ir ten kalbama ne tai, kad nėra tokių mokytojų, kalbama, kad trūksta, kad galėtų būti kai kurie mokytojai labiau supratingi, kad geriau suprastų
poreikius, kad matytų, ką jie nori, ką jie mėgsta. Aišku, yra nemažai, 5%, kad nebūtų namų darbų, kad būtų mažiau pamokų, kad būtų daugiau atostogų. Tai čia siejasi su tiem, kurie nuobodu, kurie nenori eiti. Čia galima pasižiūrėti, kaip skiriasi poreikiai 2 pagal svarbumą poreikiai nuo 1 iki 10 klasės, kaip jie auga ir keičiasi. Čia galima atkreipčiau dėmesį, kaip 5 klasės atsiranda gero mokytojo poreikis, ar ne? Jis 2 vietoje yra, 6, 7, 9 klasė, ar ne, jau ant 1 vietoje yra, kad svarbiausia kažkoks geras mokytojas ir supratingas. O 10 vėl grįžtama prie to, kad būtų truputį mažesnis krūvis, bet būtų įvairesnis mokymas. Kuo daugiau įvairesnių erdvių, įdomesnių dalykų ir mokymų būtų. Pilka spalva. Čia kas įsiskiria, tai dominavo pilka spalva, nors buvo pasirinkimas galimybė piešti įvairiom spalvom, jie rinkdavosi savo paprastą pieštuką. Greitą, paprastą ir aišku, ir jie tą kuo greičiau atlikti norėdavo ir tą. Ką pastebėjom, tai yra, kad pilietiškumas atsispindėjo labai stipriai 1-2 klasė, o po to jo piešiniuose nebeliko. Tai yra, kad 1-2 klasėje labai nemažai piešinių buvo, kur fiksavo vėliavą, kažkur kabo mokyklos, nesvarbu, kad yra pilis, bet kabo vėliava, ten važiuojantį mašiną kabo Lietuvos vėliava. Nuo 3 klasės nei spalvų, nei tokių, kad atributų su pilietiškumu nėra susiję. Tai čia reiktų, aišku, papildomai pažiūrėti, ar jie 1-2 tuo metu neturėjo kažkokių labai aktyvių pilietinių kažkokių pamokų arba istorijos kažkokių dalykų, kas jiems užsifiksavo. Ar čia tiesiog sutapimas, kad mes galbūt labai stipriai 1-2 klasėje dirbam, o po to tiesiog tas neatsispindi, jie pasąmonė neužsidėlioja, kad kaip svarbi vieta. Ir jeigu gerai stebėjot tyrimą, pastebėjot, kad vaikai iš tikrųjų žymi jiems svarbias vietas. Svarbias aplinkas, kuriuose jiems gera. Aktų salė netradicinės, erdvės tokias, kur ne kasdien ten eina. Sporto salė, chemijos kabinetą, kur atlieka laboratorinius darbus. Dailės kabinetą, kur gali kurti. Muzikos, tikybos kabinetą. Ir pagal Jensen mes matome, kad tinkama mokymosi aplinka tikrai gali daryti labai didelį įtaką vaikui. Jį sudominti tam tikrai veiklai, padaryti mokymo procesą įdomesnį. Ir jūs matote, kad tinkama mokymosi aplinka gali skatinti teigiamą mokinio požiūrį į dalyką, užmegzti ryšį tarp mokytojo ir mokinio, stimuliuoti mąstymą, išradingumą ir smalsumą, kelti savigarbą, pasitikėjimą savimi, žadinti savivertę, informuoti, daryti įtaką, įtikinti ir sujaudinti, stiprinti mokinio atsakomybės, teisingumo jausmą ir teigiamą požiūrį į mokyklą ir be abejo padaryti klasę patrauklia vieta. Tai, norėčiau pasakyti, kad įmanoma bet kurią erdvę padaryti patrauklia, reikia tik tai norėti. Ir norėtume šiandieną pasidalinti iš mūsų mokykloje vykusių projektų, į kuriuos mums labai sėkmingai sekėsi įtraukti mokinius. Ir tose aplinkose jie iš tikrųjų ir mokėsi, ir kūrė, ir smagiai praleido laiką, ir bendravo, ir turėjo galimybę iš tikrųjų pasireikšti ir būti pastebėtais. Tai čia jūs matote vieną mūsų projektą, kur vaikai vaidina pagal Evangeliją spektaklį, Tūkstantmečių pasakų pasaka. Įsivaizduokit, nėra lengva vaikus pasakyti, taip vaikai dabar vaidinsim apie Jėzų. O čia mums pasisekė iš tikrųjų tos vaikus taip sudominti ir įtraukti veiklą. Ir apkeliavom daugybę bažnyčių Lietuvos, įvairių kitų erdvių, kultūros namų, miestų ir miestelių. Ir vaikai visur šitą spektaklį vaidino su meile, mokėdami pajausti įvairias aplinkas, išlaikyti tam tikrų aplinkų sakralumą ir iš tikrųjų ugdytis gilų požiūrį į tikėjimą, į vertybės. Čia jūs matote irgi nuotrauką iš kito projekto. Mūsų mokykloje gimė tokia idėja, kaip paminėti vėlines ir visų šventųjų šventę. Ir jau keletą metų iš eilės vyko projektai irgi netradicinėse erdvėse.
Čia dar vienas projektas, kur panaudojome koridorių, paprastą koridorių, pavertėm kino sale, teatro sale ir kaip matot, sėdi žiūrovai netradicinėje erdvėje ir net pažįstamai pasikeitusiame koridoriuje vyko gražus spektaklis, kur buvo integruoti įvairūs mokomieji dalykai, dailė, muzika, dorinis ugdymas, teatras ir lietuvių literatūra. Čia jūs matote irgi iš vieno projekto, apačioje pelenų krūva ir gyvenimo siūlas, kuris čia prasideda su lyg mūsų gydymu. Mes panaudojom taip pat laiptinę, kuri tuo metu mūsų mokykloje nebuvo naudojama, vaikams buvo visiškai nauja erdvė. Ir čia buvo didelis indėlis iš tikrųjų vaikų, kurie kūrė koležus pagal jų gyvenimo tarpsnius, nuo kūdikystės iki senatvės ir galų gale išėjimas į amžinybę. Raudonas siūlas per visą tą laiptinę ėjo į mokyklos kiemą ir vedė iki šitos baltos lovos, kur matot kamuoliuką. Čia vaikai degė vėlinių žvakeles, iš tikrųjų apmąstydami gyvenimo džiaugsmą, vertindami tai, ką jie turi gražiausia, prisimindami savo mirusius artimuosius. Čia, kaip minėjau, taip pat išnaudota Rūbinės erdvė. Rūbinės pusrūsį nieko įspūdingo, mes pavertėm taip pat labai paslaptingą zoną. Ir čia išėmėm duris iš visų Rūbinių, paruošėm plakatus su tekstais ir kiekvienoje Rūbinėje irgi buvo apmąstymas tam tikro gyvenimo laikotarpio, vaikai galėjo prisiminti savo artimuosius, taip pat turbūt kiekvienoje mokykloje turi mirusių mokinių, prisiminę savo mirusius klasiokus, pasidžiaugė gyvaisiais ir finalas buvo tas, kad išėjus per Rūbinių patalpą, visi vaikai taip pat degė vėlinių žvakes ir mokyklos kieme sukūrėm štai tokį nuostabų angelą, kuriuo ėjo pasižiūrėti net tie mokiniai, kur net nesitikėjom iš tikrųjų, kad susidomės. Tempė savo auklėtoją, kūno kultūros mokytoją ant stogo ir sako, Sabaliauskai, pažiūrėk, kokį angelą gražų padarė. Na ir be abejo, kabinetas, kuris labai svarbus tikrai tinkamam ugdymo procesui, stengiasi savo kabineto erdvės keisti nuolat ir vaikai tai vertina, jie nieko nesugadina, nieko neišardo. Ir čia matot, kokie jaunuoliai, mūsų vieni dvyliktokai turėjo tokius tikybos pamokoje, noriai dirba, tvarkingai viskas susitvarko ir išeina patenkinti. Tai čia didelės išmonės nereikia, reikia šiek tiek galbūt išradingumo, noro ir pasitelkti mokinius į pagalbą. Dar viena labai trumpai netradicinė erdvė, kurioje patiriame didelį vaikų pažinimo džiaugsmą. Kartą per savaitę turim galimybę išvykti į rekolekcijas Pažaislio vienuolyne su kita klase. Ir čia vaikai per žaidimą mokosi įvairiausių dalykų. Mokosi patys, pažįsta patys save geriau ir leidžia mums juos pažinti geriau. Ir taip pat auklėtoja vyksta kartu, ji turi galimybę stebėti savo auklėtinius ir pastebėti tam tikrus dalykus, kurie ugdant ir formuojant vaiko asmenybę, padedant jiems suprasti gyvenimą, matytis vertybes. Čia matot iš Pažaislio vienuolyno. Ir iš tikrųjų kažkas panašaus į rekolekciją, tai lyderystės stovyklos, kai vaikai renkasi vis kitoj mokykloje, su kitais vaikais, kitoje erdvėje. Ir jie net nepajaučia, kai vyksta mokymas, ar ne, integruojasi geografijos, matematikos, logikos žinios, kūno kultūra, technologijos, tai yra gamina jie maistą savo vieni kitiems, ar ne. Ir tas vyksta procesas per žaidimą, lyg ir jie tą nepajaučia, kad jie išmoksta. Tik po kurio laiko suvokia, mes juk mokėmės tam tikrų dalykų, kažko išmokom, jiem atrodė, kad vis kažkoks žaidimas vyksta kažkoks. Tai noriu pasakyti, kad ne amžius yra, ne, kad mes žaidimo kažkokį bijom. Ne kažkoks metodas, kažkoks ne amžius, o priemonės ir būdai. Ir tas noras įsitraukti į veiklą, kai tu net nepajauti, kad tu kažką darai, o tu jau padarai. Tai tas yra pats svarbiausias dalykas ir pabaigai norėčiau iš tikrųjų palinkėti visiems
nebijoti, svajoti ir gyventi tai kartu. Ačiū Jums visiems. Kviečiame mus pradžiuginti kito varianto atstovę, tai nevyriausybinė organizacija Kristina Zdanytė. Labą dieną. Esu Kristina Zdanytė, atstovauju šiandien kitą variantą viešąją įstaigą, kuri užsiema neformaliu ugdymu. Taip pat esu mama, turiu 2 vaikučius, iš kurių vienas jau mina mūsų švietimo sistemos slenkstį ir susiduriam su tom pačiom problemom, kurios ir buvo šiandien įvardintos. Taip pat priversta esu įsiterpti. Jeigu čia dar tarp mūsų yra Jurgita Bukšnienė ir Virginija Maliutavičienė, ką nors ne taip pasakiau, tai prie registracijos punkto prašom prieikite tyliai. Gerai, ačiū. Atsiprašau. Taip pat mano tiesioginė profesija ir tiesioginis darbas, tai dirbu viename iš universitetų, Kauno miesto, Kauno technologijos universitete elektrą. Taigi susiduriu su studentais ir matau, kad praėję mūsų švietimo sistemos visą tą filtrą, atėję į pirmą kursą ir baigęs laikyti tuos pačius 4 kursus, visgi išeina nemotyvuoti, neatsakingi, nedrąsūs, nepasitikintys savimi. Taigi, kodėl aš atėjau į kitą variantą, užsiėmiau savanorišką veiklą, tai noras, kad tie vaikai, tie mokiniai, tas mūsų jaunimas visgi padarytų kažką tai mūsų valstybei, pagaliau dėl savęs ir dėl mūsų pačių. Taigi noriu pristatyti kitą variantą, ką mes veikiame ir kodėl pas mus tie patys mokiniai ateina iš mokyklų, kodėl pas mus. Proceso dalyviai yra 14-19 metų moksleiviai bendrojo lavinimo mokyklų. Sakyčiau, motyvuoti, nors tas mūsų mokymas, mūsų užsiėmimai, galvoju, kad turėtų būti orientuoti ir į tos kitus moksleivius, kuriems trūksta ir tos drąsos ir atsakomybės ir taip toliau. Proceso dalyviai taip pat, tai mes savanoriai mentoriai, paprastam gyvenime užimantis atsakingas pareigas. Šiandieną labai mačiau mano kolegė buvo Rožė, kuri taip pat psichologė, yra ir vadovų, ir verslininkų, ir teisininkų, ir tų pačių mokytojų, įvairių specialybių žmonių, kurie dirba su jaunimu. Siekiame, kad moksleivis išsiugdytų per, sakykime, mūsų mokymai truko 1,5 metų, dabar sutrumpinam metus, kad išsiugdytų pagrindinės savybės, pasitikėtų savimi, galėtų laisvai bendrauti ne tik su šeimos nariais, bet ir su savo bendraamžiais, su nepažįstamais žmonėmis. Aišku, kas ir buvo šiandien įvardinta, pažintų save, nes kaip ir pritariu tai nuostatai, kad tik pažindamas save, tu gali suprasti ir pažinti kitą, taip pat ir visą savo aplinką. Moksleiviai turi tikslus, atsakingai žiūri į gyvenimą, nuolat tobulėja, sugeba panaudoti žinias, nes ir mano nuostata tiek moksleiviam, tiek studentam, kad žinios tai yra žinios. Mes daug žinome turbūt, kaip ką padaryti, bet jeigu praktikoje to nenaudojame, tai yra mūsų žinios. Puoselėja vyriškas, moteriškas vertybės, sąžiningi prieš save, prieš visuomenę, prieš jūs, prieš tėvus, prieš mokytojus, sąžiningi prisimdami atsakomybę, sėkmingai dirba komandoje, atkakliai siekia savo tikslų,
proaktyvūs, vertina partnerystę. Taip pat girdėjau, irgi ne vieną kartą buvo minimas emocinis intelektas, be abejo, aukšto intelekto, organizuotas ir metodiškas. Mokymo programa trunka 1 pusmetį, rugsėjį, spalį, lapkritį. Spalį nagrinėjom komandos formavimo temą, pasiekimų psichologiją, savęs pažinimą, pasitikėjimą savimi. Gruodį formuojame ilgalaikius tikslus. Mokymo procesas vyksta interaktyviai, teorijos yra minimum kelios konkrečios frazės, apie ką mes šnekam. Vyksta žaidimo forma, vyksta projektai, vyksta komandinis darbas, grupinis darbas. Taipogi turime, aišku, ir namų darbų, bet tie namų darbai yra susijęs su savęs pažinimu, su motyvacija. Ir antrąjį pusmetį nagrinėjom temas atsakomybę prieš save, kitus, projektų valdymas, bendravimo įgūdžiai, viešasis kalbėjimas, efektyvus mokymasis, vėlgi tas efektyvus mokymasis, kad prieiti prie kiekvieno individualiai, mes turime žinoti, kaip tas mokinys, ar jūs, kaip ir aš ir jūs, kaip tą informaciją priemam. Vienam užtenka išgirsti, kitam pamatyti, aišku, didžioji dauguma pamatyti, nes informacijos mes gaunam 85% per regą. Kitam neužtenka perskaityti, jam reikia padaryti, jam reikia pajudėti, kitam reikia tą informaciją, kur jisai gavo, reikia aptarti su draugu, ar jis teisingai suprato, ar jisai suvokė. Kitam reikia dar su keliais kažką tai padaryti. Taigi vėlgi tas efektyvus mokymasis išsiaiškina, kaip jie geriau galėtų tą informaciją pasisavinti, priimti ir panaudoti. Atlieka socialinį projektą, tai vyksta komandinis, sakykime, grupinis darbas. Tas socialinis projektas tai orientuotas į išorę, galbūt tai būna ir mokyklos viduje, susitarė su mokyklos vadovybė. Vieni, žinau, išpaišė, išdažė, išpiešė mokyklos sienas, kad tos nebūtų pilkos spalvos, kuri pas mus visus, ir čia netgi dabar vyrauja. Kiti darė visuotinį, kaip pasakyti, baseino maudymosi sezono atidarymą, visus kvietė. Kiti darė, organizavo renginį, tai apdovanojimus, vėlgi komandinis, grupinis darbas, įgūdžių savo, tai, ką jie išmoko, panaudojimas. Mokymų programa, blokinis vaizdas, tai, ką aš pasakiau. Mokymo principai ir formos pozityvumo, aktualumo, praktinio mokymo. Kaip sakiau, interaktyvios paskaitos, probleminių situacijų nagrinėjimas, minčių reaktus, patyriminis mokymas, projektinis mokymas. Ir norėčiau jūsų dėmesio ir rodysiu vaizdelį. Tai dėl garso, tai švietimas 21 amžiuje.
Aišku, atsiprašau, kad anglų kalba, bet manau, vaizdas ir tekstas priimtinas ir nežinau, ką jums paliko jūsų galvose, bet trumpai, ką norėčiau pasakyti, tai kodėl parodžiau, kam parodžiau. Sutiksite su manim, kad technologijos ir tas globalizacijos procesas labai greitas, mes nespėjame su juo. Technologijos, netgi matėte, kad specializacijų kokių prieš tai reikėjo ir kokių dabar yra, mes net negalime konkrečių kažkokių tai įgūdžių tai specializacijų. Mes galime tik tai įgyti socialinius įgūdžius. Ir galbūt tos technologijos proveržis, globalizacija, tos rėmus visiškai sunaikina ir aš, kaip mama, manau ir naudoju, galima ir mokymosi procese tos pačius telefonus, tą technologinį progresą panaudoti tam mokymosi procese ir taip toliau. Tai tiesiog, ko reikėjo vakar, mes nežinome, reikės jau rytoj. Mums reikia būti netgi ne 2-5 žingsniais į priekį. 75% Lietuvos moksleivių nežino, ką vyks baigę mokyklą. Didžioji dauguma. Aš ir pačių visų savo studentų klausiu, ta prasme, kodėl stojate, kodėl pasirinkote šią specialybę, o ne kitą. Tai stoja bet kokius universitetus, į tuos, kur mama liepia, už tuos, kurio tėtis sumoka. Baigę bakalaurą nežino, ką jie dirbs, pradeda ieškotis darbo. Ir žinoma, prioritetas yra tom patraukliom materialia prasme specialybėm, o ne tom, kur galime eiti į darbą, kaip išvengti, mūsų asmeninės savybės ar kompetenciją galime reikšti. 50% studentų po studijų neturi darbo arba neranda darbo. Tai pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria jaunimas 14-19 metų, nepasitikėjimas, baimė pasakyti savo nuomonę, miglota ateitis, drąsos trūkumas, skurdus bendravimo lygis, atsakomybės trūkumas. Tai tuos barjerus ir tas baimės bandome ir sėkmingai įveikiame, bet tai yra neformalus mokymas. Tai mūsų organizacijoje savanoriauja apie 1000 savanorių, organizacija veikia didžiuosiuose miestuose, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Per 6-7 metus, per pusantrų metų teisinius mokymus nemokamus baigė virš 1000 moksleivių. Užsiėmimus vedė apie 100 lektorių, įgyvendinta yra ir ES finansuojamų projektų, kuriuose dalyvavo labai daug žmonių, tų pačių mokytojų ir socialinių darbuotojų. Moksleiviai mokymų metu patys organizavo virš 100 socialinių projektų, savanoriais organizavo virš 100 šviečiamųjų renginių, susitikimą su lyderiais, tą pačią matuojasi profesiją, bet sakiau, kad nebūtų, kad įstojo tam, kad kažkas tai sakė, ar kad tai draugas rekomendavo, ar kad visi ėjo, ar kad tai dabar yra labai patrauklu. Kad jie atrastų savo kelią ir tas užtruktų mažiau negu kad 20 metų. Tai labai tikiuosi ir viliuosi, kad tas moksleivio portretas mūsų visų pastangomis atrodys taip ir galbūt jau ir atrodo, kad tos savybės bus kiekvieno moksleivio, mokinio, jaunuolio vertybės. Ir tiesiog norėdama viską apibendrinti, aš savo nuomonę padariau tokią išvadą, kad mokiniai moksleiviai pasiektų, išsiugdytų tam tikras savybės, vertybės, turėtume skatinti jų kūrybiškumą, neslopinti, kaip ir matėme piešiniuose, nuo 1 klasės iki 10. Spalvų mažėja, kūrybiškumas jų yra slopinamas, atsiranda schemos, formos, mes juos įstatome į tam tikrus rėmus, todėl kad jie turi pabaigti gerai, todėl kad taip, tokie yra normatyvai ir taip toliau ir taip toliau. Tai kad skatintumėm jų kūrybiškumą, netradicinį mokymąsi, taip pat, kaip ir girdėjau, mūsų grupelį, asmeninis dėmesys kiekvienam mokiniui, tai yra daug kas pasakytų
mokytojų neįmanoma, bet manau, tokio žodžio nėra, viskas yra įmanoma. Viskas priklauso nuo mūsų noro ir minčių, teigiamų emocijų. Keiskime savo požiūrį, keiskime savo mąstymą ir aš tik norėjau paklausti, ar šiandien šitoje salėje yra kažkas, kas tiesiogiai atsakingas už ir darbą toje švietimo sistemoje, sakykime, iš tos pačios savivaldybės, ar yra švietimo skyriaus atstovų? Teoriškai ne, o praktiškai mes ne. Tai aš tik pabaigai visiškai labai tikiuosi ir viliuosi, kad visos jūsų mintys, kurios buvo išsakytos, šiuose sienose kažkokiu stebuklingų būdų, galbūt ir technologijų pagalba, persiduos tiems, kuriems ir buvo tai dedikuota ir nukreipta, kad nuo tų, kurių labiausiai ir priklausytų tas pasikeitimas. Ačiū, dėmesį, nebent turite klausimų. Bet taip pat svajonė, prašom. Baldai išsipildys iš karto, auksinis svajonė reikia pakeisti skubiai kitų, o rudas išsipildys vėliau. Traukiu. Tu pakeisti, nieko nebus per kalėdas. Tai ką, mes turim gražų laiką savo vidinėse kertelėse atrasti tai, su kuo mes visi iš čia išeisime. Kiekvienas esame labai svarbus. Ir norėtųsi kolegais iš kito varianto pranešimą reziumuoti tokiu pamąstymu. Ar kas nors iš mūsų, nors kartą gyvenime, nors vieną sekundę, nors vieną minutę, nors vieną valandą, gyveno 2013 metų gruodžio 13 dieną. Čia rytoj bus. Jeigu turite tikslus, jūs vizualizuojate juos ir jūs gyvenate. Bet jeigu mes negyvenome, tai iš kur mums žinoti, kaip vaikams reikės gyventi po 20 metų? Nebūkime visą laiką tikri tuo, ko mes tikime ir nebijokime keistis. Tai kas dabar labiausiai vengia pasisakymo viešo. Mes nebūtinai kviečiame čia tą pasakyti, bet būtinai kviečiame prie mikrofono, kad nereiktų balsų stygų, virpinti stipriai ir būtinai tarkite žodį, su kuo išeinate, ką išsinešate iš mūsų gražaus, to net nebejoju, darbo ir prasmingo. Kas pirmas pradeda? Kažkas imkitės atsakomybės pradėti, nes taip visą laiką padrasinsite kitus. Aš labiausiai bijau, kad reziumuojant, noriu pasakyti, kad susidariau įspūdį, kad 14 metų, pirmą kartą pradėjau dirbti mokykloje, buvau 3. kursui. Niekas nepasikeitė. Yra, reiškiasi, mokytojai toliau krūdami darbą, vaikai toliau stumiami į šoną. Labai liūdna ir labai gaila. Tai šiandien čia ir Seimo narių net nepasirodė, kurie atsakingi už švietimą. Ir dar pagalvojau, kad jie gal bijo pasikeisti. Ir kitas dalykas, aš dirbu neformaliam švietime. Mes net taip nesivadinam, nors aš čia buvau vienam seminarė ŽMM, tai mes galim vadintis, net įsirašyti įstatus, bet kažkodėl, ką aš žinau, kažkaip tie vaikai nustumiami. Aš truputėlį liūdna, kai tada iš čia išeisiu, bet gal kažkas gero iš to, nežinau. Tikiuosi, kad jūs neliūdni išeisit, aš tai truputį nuliūdusi iš konferencijų. Ačiū labai, kad būtų šiek tiek linksmiau, pamiršau vieną intarpą. Nežinau, kaip čia šitie puslankiai vadinasi, baldai. Yra tokie mėlyni gražūs skirtukai, tai čia jums dabar. Pasidalinkit, prašau, čia jums dabar. Jūs pasakykit gerą, aš nepasakysit visiems gerai, nes man tai reikia blogą. Tai aš iš tikrųjų noriu pasakyti, kad mokyklų iš tikrųjų keičiasi. Ir jūs turite nueiti tą mokyklą ir būti joje. Pagrindinis pokytis, kas yra mokykla, yra per mokytoją, per mus. Niekada niekas nesikeis, jūs patys nesikeisite. Tai principas, kad eiti ir žiūrėti, kad kažkas nesikeičia, tai yra nesąmonė. Keičiasi ir dar kaip keičiasi. Ir vaikai keičiasi, ir požiūris keičiasi. Tai linkiu jums nenustoti tą daryti iš tikrųjų nuolat, nes tai yra gyvenimas ir pratint prie to vaikus, prie tų pokyčių. Patys drąsiai keiskite
mokinysitės ir mokykit to daryti vaikus, nes iš tikrųjų viskas labai keičiasi, iš tikrųjų labai gražu ir daug gražių mokyklų, daug gražių pavyzdžių yra. Nemažai važinėjau po mokyklą, žinokit, tikrai labai daug yra mokyklų, kurios norėčiau pats lankyti ir pas kurios mokytis pats norėčiau mokytis. Taip kad linkiu keistis iš tikrųjų ir drąsiai tą daryti ir mokyti to kitus. Ačiū. Dabar bloga žinia. O aš dar galiu gerą vieną. Ne, po to pasakysiu žmonėms, kad reabilituosiu, bet jūs palaukite. Gerai prisėsit. Geroji žinia yra ta, kad jūs išeisit su popieriuku to mėlynu skirtumu, ar ne? Nes kito popieriuko šiandien negausiu. Nes pedagogų švietimo centras kažkaip apsižiūrėjo, kad neturi planų. Tai labai atsiprašau. Bet jie bus. Tai mes lauksim tiesiog šviesos kampelis eta@gmail.com. Tikrai mes viską suorganizuosim, visus pažymėjimus. Čia labai atsiprašau, bet ne dėl pažymėjimų čia tiek. Prašom, ne. Aš tai naudojuosi tą progą įveikti senas baimės. Nors prieš vaikus būdavo kalbėti labai malonu iš tikrųjų, nežinau, galbūt dėl to, kad širdis jausdavo, kaip jie yra atviri apskritai visiems jausmam, naujovėm. Tai aš šiandien labai apsidžiaugiau sutikusi įdomių žmonių ir iš tikrųjų suteikusi man vilties ir tikėjimo, kad būti stipriam viduje ir tikėti tuom, nežinau, šviesesniu rytojum yra labai svarbu, nors ir aplinkui būna tokių žmonių, kurie galbūt kartais tave tempia atgal šiek tiek ir sako, kad brangioji nesvajok, niekas nepasikeis, vaikai yra tokie, švietimo sistema yra tokia, bet supratau, kad kas ieško, tas randa. Aš ieškau ir kuo toliau, to daugiau atrandu. Tai labai ačiū. Apskritai. Labai ačiū Jolantai ir Ramūnei už visas tas pradžias ir iniciatyvas, nes aš iš tikrųjų jūs visiškai nesenai atradau. Realiai atradau, labai džiaugiuosi, kad visi esate. Tai ačiū Jums už tai. Kadangi mes visi esame svarbus ir čia ne tik dėl Jolantos ir dėl manęs viskas vyksta, jūs ateinate jau 7 kartą, todėl dabar yra puikia erdvė pasakyti, gal ko tikitės kitą kartą iš mūsų, gal reikėtų keisti formatą, gal kažkaip kitaip, mes esame labai atviri pasiūlymams. Tai irgi čia būtų erdvė tą padaryti, arba bet kokiu atveju elektroniniu paštu lauksime jūsų atgalinio ryšio. Bet dar labai norėtųsi išgirsti jūsų pasakymą. Tai reikia man tada būti žinželė, žinai. Tai irgi ugdymo dalis, ar ne, ištraukti žmonės iš komforto zonos. Šiandien mane labai pradžiugino žmogus, kurį aš sutikau visai neseniai Vilniuje ir dalyvavome su Jolanta jo organizuojamam renginį. Ir labai prašome, pasakykite, kas jūs esate, kodėl jūs čia, nes gražu, kai viena organizacija papildo kitą organizaciją ir kad abi organizacijos daro kažką labai gražaus. Labą dieną. Mano vardas Raimondas, aš iš Vilniaus visuotinės veiklos federacijos ir mes rengiam konferenciją Vilniuje susijęs su švietimu, kad tai yra kaip žingsnis darnios visuomenės link ir pats nesu mokytojas, tai buvau mokinys ir savitas. Bet šiandien man buvo įdomu paklausyti ir konkrečių idėjų galbūt taip sukristalizuotai negaliu išsakyti dabar. Daug yra įvairių minčių ir dar galima sakyti, kad kažką sukristalizuoti reikėtų gal daugiau diskutuoti, nes mano žinias gal toks srity nėra gilės, bet norėjau padėkoti švietimą ir kaip pasakyti, neviltis netinė, bet yra įdomu, kad tiek daug yra kūrybingų žmonių iš tikrųjų, kurie deda pastangas ir taip labai, galima sakyti, įvairiai mokosi ir atranda būdus, kaip pateikti, prieiti prie vaikų, su kuriais jie dirba kiekvieną dieną. Tai tikiuosi, kad tai kažkaip taip plėstųsi ir tas kaip sąmoningumas ir kartu suvokimas aplinkos ir laikmečio kartu, kur mes esame, kokioje šalyje gyvenam, kokie tos šalies yra problemos tikslai sietųsi su tuo, ką dirbam kasdien.
Mokykla be vieno elemento būtų ne mokykla. Kaip jums atrodo, kas per elementas? Mokytojai. Tu nikokai. Be vaikų irgi tai, bet pradžia tai iš kur? Nu, mes čia grupelį diskutavom penktoj, kad žmonių reprodukcinė sistema veikia, ar ne? Kaip tie žmonės vadinasi, nuo kurių vaikai prasideda? Tėvai. Mes didžiulė garbė konferencijoje dalyvauja ne visai pavyzdingai, ne nuo pat pradžių, bet Lietuvos tėvų forumo pirmininkas. Ir taip pat kviečiu, taip Audrius Morauskas, taip pat kviečiu tarti. Net vaikas, kuris lanko jau mokyklą, žino, kas yra Lietuvos tėvų forumo pirmininkas. Tikrai kviečiu tarti žodį, nes tėvai yra labai svarbus ir norim susijungti mokytoją ir tėvai, kad tai būtų bendra. Prašau. Sveiki. Didžiausiai tai buvau nustebęs, pamatęs, kad tiek daug, taip ilgai išbuvusių. Ir pagalvojau turbūt, kada motivacija gali būti ir atlygis, ir kuo jis didesnis, tuo labiau ilgiau noras išbūti. Tai minėjau tokį dalyką, gal atsavailuotą, gal reikėtų mažesnį salę pasirinkti, kam šitą dabar sveikia tokia dėliai savivaldybės salė. Tiek daug prisiregistravimo, nes jas negalime imti. Tas labai mane džiugina, kad tos gretos stiprėja ir tai, kad neišlieka valdiški žmonės, aš manau, kad čia yra pliusas, nes gera energetika yra ženkliai svarbiau negu nors buvimas per prievartą ir kančią. Tai čia tokia bendra atmosfera, o šiandieną iš tikrųjų kažkaip tai nesu energingas didelėm agitaciniam kalbom. Tai buvo su tais pasidžiaugimas, kad tikrai man smagu. Čia būtų labai atsiprašau, kad negalėjau būti nuo pradžių. Paprastai nepraleidžiu nei vienos šios konferencijos. Jos tikrai būna stiprios ir jausmiškai, tai šita konferencija yra subrendusi kažkam, dar nežinau kam. Bet taip kaip jūs čia būnate, tai gera čia būti ir išgirdęs, kad čia kažkaip tai vos nefinišuoja konferencija, pasidarė savotiškai skirstysimės. Ar kaip tai tikrai dar kartelį ačiū, kad čia esate. Ir ypatingai norėčiau prisidėti prie tų žodžių, kad gerų mokyklų yra labai daug. Visose yra geros bendruomenės. Ir tos bendruomenės prasideda nuo jūsų pačių. Nereikia norėti daryti didelių žygių ir pakeisti viso pasaulio. Užtenka tik tai garsiai kalbėti apie tai, ką jūs galvojate ir kuo jūs gyvenate. Natūraliai tada atsiras šalia jūsų tokių pačių žmonių. Nes kada nešnekame kažkaip, tik po vieną galvojame, kad aš vienas susidurnis. Ir čia man vienam tai rūpi. O dar atsiranda tokių patvirtinančių, ypatingai jeigu kas esate mokytojai, net į mokytojų kambarį ir mokytojų kambaryje, ką nors išsakote tokio svarbaus vaikams, tai ne visą laiką galite išgirsti palaikančių žodžių, tai siūlyčiau nesilankyti vietose, kur atsiranda daug pesimistų. Geriau susitikite laiptinėse su tais, su kuriais norite susitikti ir neikite ten, kur jūs klampina. Tai jeigu esate mokytojai, būtinai nepamirškite pasikviesti arbatos. Tėvus visą laiką agituoju vengti, visaip silpninti tą susidariusią stereotipą, kad mokykla lygų problema. Dažnai primenu tokiu pavyzdžiu, kaip skamba mobilus telefonas tėvui. Jisai mato, skambina klasės auklėtojas. Paprastai, kaip man teko išsiaiškinti, tai pirmiausiai ne žalią mygtuką spaudžia, o klausia savo vaiko, ką prisidirbai. Iš jo atpažįstu, kad panaši situacija yra jūsų gyvenime buvusi. Kaipgi elgėsi dalykininkas? Kas dalykininkai čia esate? Turbūt irgi esate pajutę tą jausmą, kaip užlipate, puškuojate į savo aukštą, ateinate prie savo kabineto ir matote per koridoriaus visą vaizdą, kad prie jūsų durų stovi nekviestas tėtis. Koks jausmas?
įpročio kviestis vienas kitą geriems pasidalinimams. Susitinkame tik tai spręsti problemas. Ir kada man visiškai nesenai teko labai graži tradicija eiti per mano dukros mokykloje organizuojamą tokį renginį, kada gali vakare ateiti ir pas kiekvieną mokytoją pasišnekėti. Nu, tai visi pradėjo, tai jūsų dukra problemų nėra. Aš pačiūdau, kad su problemų nėra, man įdomu, sakau, kaip jūs smagiai čia laiką leidžiate pasaulyje? Sunkus klausimas, net sunku prisiminti, kaip jie smagiai leidžia laiką. Tai noriu jūs pakviesti, prasme, pasistengti sukurti aplink save tas aplinkas, kur yra smagu. Ir vienas iš tokių didesnių tikslų, aš galvoju, kad būtent reikia kurti tokią mokyklą, kurioje mokytojams yra gera dirbti, o mokiniams gera mokytis. Ir ten, kur tėvai renkasi tam, kad galėtų įgyvendinti savo hobį, bet kurį turi, nes kiekvienas norime tam tikro bendravimo. Ir einame kažkur, kur trenkėmės į kitą miesto galą, ieškome kažkokių tai bendraminčių, kad jie čia yra jūsų mokyklos bendruomenėje. Niekur to nereikia. Tik tai reikia pradėti nuo arbatgėrio. Užsimaišykite tinkamų žolelių, nebūtinai viską pakeliuose pirkti. Pridėkite, galima daryti arbatos gėrimo ceremoniją, ir kad mano laikas jau baigėsi, ar ne? Tai, norėjau trumpai pašnekėti, išsiplėčiau, bet atsiprašau, gerą vakarą. Aš manau, kad mes konferenciją šią linksmą notą galim baigti. Prašau. Aš vieną replikėlę noriu pasakyti, nuskambėjo žodis problema, nes senai girdėjau labai gerą patarimą, jo naudojusi ir jisai labai puikiai veikia. Žodį problema reikia išbraukti ir jį pakeisti žodžiu junginiu neišspręstas klausimas. Tai va, braukite žodį problema ir iš karto pasidarysit nebe problema. O šiaip mintis tai labai geras, esu čia pirmą kartą, labai smagu, tikrai išsinešu tokių šviesių gerų minčių ir manau, kad jų vis daugės ir noriu pasakyti dar vieną dalyką, nuo mūsų visų priklauso daug daugiau, negu mes iš tikrųjų galvojame. Mes įtakojam vieni kitus daug labiau negu galvojam, todėl negalvokit, kad esu mažutis, vienas nieko negaliu padaryti, nieko negaliu pakeisti. Paprasčiausiai reikia pradėti nuo savęs ir viskas tada savaiminė eiga, tėkmėje gaunasi. O čia apie auditorijos baimę kažkas buvo pasakęs, tai jeigu yra laiko, galiu daryti tokį pratimėlį parodyti. Nes jeigu mane prieš 10 metų kas būtų pastatęs, tai yra manęs vietą, būčiau malkus, nugriuvus, paraudus, o dabar tenka ir atsistoti ir įvairias dalykas daryti. Tai ačiū Jums. Parodykit. Parodyti. Gerai. Čia reikia. Yra, nežinau, gal tai žinote, yra toksai metodas, vadinasi scenarijų perrašymas. Ir kadangi mūsų gyvenime to tokio antipozityvų būna daug daugiau negu pozityvo, tai reikia daryti tokį vadinamą smegenų valymą. Ir išties viskas, kas atsitiko blogai, jūs pergalvojate ir perrašote. Na, pavyzdžiui, vadovas jūs apšaukė. Negeras emocijas būna. Tada jūs tiesiog namuose randat ramią vietą, atsimenat, pergalvojat visą tai, kaip buvo, o po to sukūrėt scenarijų, kaip norėtumėt, kad būtų buvę. Ir tiesiog tada darote fizinį išėjimą iš tos vietos, tiesiog išeinate, negaliu atsitraukti mikrofoną, pademonstruočiau, tai darote fizinį išėjimą, tai yra žengėt 4-5 žingsnius nuo tos vietos, arba išeinat į balkoną, arba į lauką, arba į laiptinę ir dar kartą perrašot scenarijų taip, kaip jūs norėtumėt, kad būtų buvę, pavyzdžiui, jūs pagyrė, pasakė ačiū, padėkojo, ar dar kažkas panašaus ir užinkaruojat. Tai yra tiesiog susikuriat asmeninį inkariuką. Na, pavyzdžiui, paspraksit, paspaudžiat, ten, pavyzdžiui, dabar, kas mato, kad aš judinu kojas pirštų, nieks nemato, ar ne? Ir tai vadinamasis inkariukas. Ir po daug laiko tiesiog fiziologiškai pradės veikti. Ir, pavyzdžiui, eisite kalbėti prieš auditoriją, na, ar dar kažką tokio darysite, tai baisų susirinkimą, kur ten turėsite apginti savo nuomonę. Jūs tai inkariuką spaudžiat ir automatiškai jūsų būna savo signalą nusiraminti ir tada viskas bus ok. Ačiū visiems nuostabiems mokytojams, kurie čia dalyvavo.
šiandien visiems nuostabiai pasisakiusiems, nes visi be išimties pasisakėte ir ačiū Jums už visas tas idėjas. Mes jas susidėsime į savo lobių skrynę ir tikrai galime didžiuotis vis gerėjančią programą, vis gerėjančių turinių konferencijų, nes mes irgi ieškom, o kas ieško, čia kolegė sakė, tas ir randa. Tai ieškokime toliau ir susitikime kitą kartą. 8. tęstinė Šviesos kampelio konferencija. Sudė.